Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė ir kaip visada su jumis savaitgalį Radio lentyna. Žmonės geidžiantys įgyti valdovo palankumą paprastai stengiasi jiem įsiteikti tuo, ką turi brangiausia, arba tuo, ką jų manimų šis labiausiai mėgstas. Užtat jam dovanoja žirgus, ginklus, brokatus, brangakmenius ir kitokius jo didybės vertus dalykus. Ašgi, panūdęs parodyti atsidavimą jūsų prakilnybei, savo mantoje neradau nieko brangesnio ir vertingesnio už didžiųjų žmonių darbų pažinimą, kurį sukaupiau ilgą nūdienos reikalų patirtimi ir be perstojo skaitydama senovės veikalus. Visą tai ilgai su didžiausiu atidumu svarstęs bei nagrinėjęs išdėsčiau šioje knygelėje, kurią dabar siunčiu jūsų prakilnybei. Neišgražinau ir neišdailinau šio darbo nei vingriais postringavimais, nei skambiais ir įmantriais žodžiais ar kitokiomis pažibomis ir puošmenomis, kuriomis Tūlas mėgsta išdabinti savo raštus, nes troškau, kad jis būtų vertinamas ir mielas tik dėl turinio ir minčių rimtumo. Tai buvo ištrauka iš Nikolo Makiavelio kreipimosi į Lorenzą Medici. Ir kaip jau matyt supratote, trečioji Radio lentynos knyga klasikinis veikalas Nikolo Makiavelio Valdovas. Knygą išleido Vaga, o iš italų kalbos vertė Petras Račius. Šis politinis traktatas, kaip matyt jau supratote iš įžangos, yra skirtas įsiteikti tuo metu Florenciją valdžiusiai Medici dinastijai. Su šiuo kūriniu susijusi plačiai paplitusi makiavelizmo sąvoka. Tarptautinių žodžių žodynas nurodo dvi šios sąvokos reikšmes. Pirma, tai politinė doktrina, tikslui pasiekti rekomenduojanti bet kokias priemonės - klastą, veidmainystę, smurtą. Antra, cinizmas, moralinių skrupulų neturėjimas. Toks Makiavelio supratimas prigijo. Štai pavyzdžiui, Šekspyro kūrinyje Henrikas VI Klosterio kunigaikštis Ričardas kalba apie tai, kad jis taps tokiu tobulu chameleonu, veidmainiu ir intrigantu, prieš kurį Makiavelis bus paprasčiausias mokinukas. O Kristoferis Marlau, pjesėje Malto žydas, apie Makiavelį kalba kaip apie šėtono įsikūnymą žmoguje. Filosofas, o dabar jau išrinktas Europos parlamento narys Leonidas Donskis, pateikia kitokį Makiavelio vertinimą. Prieš keliarius metus dienraštyje Klaipėda jis rašė, cituoju: "Iš tikrųjų, Makiavelis buvo daug sudėtingesnis mąstytojas, nei kad gali pasirodyti šio trumpo pamfleto schemos. Būdamas Florencijos ambasadorius Prancūzijoje ir gyvendamas Paryžiuje, Makiavelis puikiai suprato, kokia grėsmė fragmentuota ir suskaldyta Italijai nuolat kyla iš itkumštis centralizuotų ir galingų valstybių. Visų pirma, iš Prancūzijos. Aistringas Florencijos patriotas ir pats tikriausias humanistas, tikėjęs Romos Respublikos idealais, abejojantieji tuo skaito samprotavimus apie Titą Livijų, daug svarbesnį jo politinį veikalą nei valdovas, Makiavelis svajojo apie tobulą politinį žvėrį, kuris sugebėtų išlikti nenunuodytas ir nemanipuliuojamas, kuris įvaldytų visą jėgos technologiją bei rūmų intrigų repertuarą tam, kad įsigalėjęs Florencijoje ir ilgainiui visoje Italijoje galėtų joje atkurti civilizuotą tvarką, respublikos tvarką. Klysta tie, kurie mano, jog Makiavelio būta korumpuotos, bet politiškai efektyvios valdžios šalininko. Pakanka paskaityti jo nemirtingą komediją Mandragora, įspūdingai atveriančią 15 amžiaus Florencijoje suvešėjusios korupcijos ir moralinio dekadanso mastą. Ši komedija leistų daug ką suprasti ir iš to, kas vyksta nūdienos Lietuvos politikoje. Citatos pabaiga. Makiaveliui simpatizavo Hėgelis, kuriam buvo priimtina šio mąstytojo iškeltas Italijos suvienimo principas ir vieningos, stiprios valstybės sukūrimo idėja. Hėgelis tikino, kad valdovą reikia skaityti istoriškai, siejant su konkrečiais tuo metu Italijos įvykiais. Prie simpatizuojančių Makiaveliui buvo ir Marksas, kuris teigė, kad jis buvo pirmasis modernus mąstytojas, kuris demistifikavo politiką ir galią. Makiavelis gyveno 15 ir 16 amžiaus sandūroje, gimė Florencijoje, kilmingų, bet nusigyvenusių didikų šeimoje. Dėl neturto Makiavelis negalėjo įsigyti universitetinio įsimokslinimo, tačiau augdamas tarp Florencijos humanistų, išmoko lotynų kalbą ir studijavo senovės autorių raštus. Rašė ne tik politikos, istorijos, valstybės teorijos, karybos klausimais, bet kūrė ir grožinius kūrinius. Tapęs politikų, pasižymėjo energija ir darbštumu. Florencijos archyve saugoma daugiau kaip 4000 jo ranka rašytų tarnybinių raštų. 14 metų Makiavelis ėjo svarbias pareigas Florencijos Respublikoje. Žlugus Respublikai ir į valdžią sugrįžus Medičiams, jis kurį laiką kalėjo, buvo ištremtas. Po to pamažu atgavo Medičių malonę. Makiavelis gyveno audringoje eroje. Popiežiai sukeldavo karus, turtingi Italijos miestai valstybės, bet kuriuo metu galėjo būti užkariauti, dalimis įsidalyti užsienio jėgų - Ispanijos, Prancūzijos, Šventosios Romos imperijos. Nuolat keitėsi politiniai kariniai alijansai.